Pradėjau dabar vieną projektą, šiemet yra paskelbti Lietuvoje skrydžio per Atlantą jubiliejiniai metai ir aš dabar pradėjau tokį projektą apie Darių ir Girėną, daryti tokį pilno metro dokumentinį filmą. Pirmiausia, aš noriu truputėlį kitom akim pasižiūrėti dokumentiką, kad tai nebūtų Discovery's ir nebūtų tokia grinai meniška dokumentika, o kažkas tai tokio įdomu, į vieną, kaip sakant, pabandyti suvesti keletą tokių variantų. Ir turbūt vienas pagrindinių dalykų tai pasižiūrėti tos žmonės, kurie tokį, pavyzdžiui, herojišką žygį darė, kas tai buvo per žmonės. Mes dabar sakom didvyriai, ten skrydo per Atlantą, žuvo, visi žino, kas tai buvo, bet kokie jie iš tikrųjų buvo, kas tai per žmonės ir kodėl jie tą darė, man yra svarbiausia. Kodėl tau negana skrydžio per Atlantą? Juk Atlanto dar niekas neperskrido. Maniau, kad iš viso klausė, dėl ko visą tai sugalvojau. Į tokį klausimą sunku atsakyti. O gal ir visai neįmanoma. Lygiai taip pat, kaip atsakyti klausimus, dėl ko gimėjai, kam gyveni. Tu apie tą non-stop skridimą jau kam nors pasakojai? Tik jaunutei. Aha. Drąsus vyras. Ir ką ji? Nieko pasakė, kad išėjau iš proto ir uždraudė bet kam tai pasakot. Taip. Tavo sumanimas tikrai panašus į beprotybę. Nors tokių bepročių kasmet vis daugėja. Ir kuris nors jei ne šiais 27-ais, tai kitais tikrai Atlantą įveiks. Šį metą? Tikriausiai. Nusiramink. Nei šiais, nei kitais tavo sumanytą rekordą niekas neviršys. Gerai. Tarkim, skrendi 7000 kilometrų nenutupiant. Beje, kodėl iš Niujorko į Kauną, o ne priešingai? Tikiesi Amerikoje gauti gerą lėktuvą? Ne tik. Virš Atlanto daugiausia pučia vakariniai vėjai. Pavėjui sunaudosime mažiau kuro, lengvesnis lėktuvas, lengviau kils nuo žemės. Kiek skridimo? Apie 40 valandų. O per Atlantą kiek? Diena ir naktis. Ir dar para iki Lietuvos. Atlanto rūkai, galbūt audros, skridimas be orientyrų, 2 naktys. Yra prietaisai, galima orientuotis pagal žvaigždės. Graži beprotybė, bet vis tiek beprotybė. 2 paros sunkiausiamis sąlygomis, tu neišlaikysi tiesiog fiziškai. Čia yra labai sunkus dalykas. Pritraukti kuo daugiau, kaip sakyti, kuo platesnį žiūrovų ratą. Tai yra labai sunkus dalykas. Kad ta istorija papasakota būtų įdomi tiek ir, sakykime, mažesniam žiūrovui, ir tiek ir pagyvenęs jis paims viską, todėl kad jis, kaip sakant, dar tame gyvena. Bet jaunimas jau, sakau, jis ir masto visai kitaip. Pats baisiausias dalykas, kada tu išeini iš filmo ir, sakykime, netgi už valandos tu jau užmiršti, kur tu buvai, ką tu darė ir visa kita. Yra labai geras, fantastiškas dalykas, kada tu po kiek tai laiko, po 2-3 dienų, tu galvoji, kaip būtų įdomu dar pasižiūrėti tą filmą, dar kartą. O paskui galbūt dar kartą. Tu atrandi jame tai dar kažką tai kitką atrandi ir vis kažką tai naujo atrandi. Bet tai čia yra jau genialūs kūriniai. O kinas, jeigu yra filmas tik tam, kad, kaip sakant, vienam kartui, yra senas dar posakis nuo sovietinių laikų vėlgi atėjęs. Jeigu tu gali nekurt filmą, nekurk. Būk geras. Что взяла? Здравствуйте. Здрасте. Ну что, пошли? Сейчас, минутку. Ну ладно, давай. Все, позвони, пока. Справка о несудимости. Свидетельство о смерти супруга. Все есть. Это деньги за проезд.
Паспорт я заберу, завтра вернем с регистрацией и сразу на обследование. Кстати, без паспорта не ходите, менты заберут. У них паспорта нету, значит проститутка. То по вам видно, что вы не местные. Так, а теперь о цене. У меня все без изменений, 40 тысяч за результаты, $300 ежемесячно наличными. 40 это нереально, это старые расценки, они уже не актуальны. Мы должны будем платить за ваше жилье, полный Ну тогда сколько? 25 тысяч и все расходы наши. Мне меньше 30 никак, это серьезно. Rolė tokia buvo gėjaus, bet tokia labai slidi ir man lyg tai pavyko nedaryti tokio primityviai, tokį gėjų, tokį jau kai visai, nes mano orientacija yra normali ir mes su Igoriu režisierium sutarėm, kad šito atsikratysim ir kaip nors truputėlį kitaip. Ten šiaip yra neblogas scenarijus, jis irgi truputėlį galbūt ėjo į tokį sensaciją, nes visada rusų kinas, Igoris Vološinas yra turbūt iš tų režisierių, kurie tokių, ne kaip Bondarčiukas arba dar kiti ten, sakykime, kurie ima tokius bestsellerius, tokius maštabiškus. Jis daugiau galbūt giliau į žmogų pasikapsto ten, kas ten viduje darosi. Ten truputėlį problemos galbūt buvo su scenarijumi. Ir ypač pabaigoje mums teko nemažai diskutuoti. Bet šiaip su juo dirbti įdomu, ta prasme, iš tikrųjų įdomu ir turėjau tikrai tokį nemažą малонумą. А теперь послушай, что я тебе скажу. Китайцы здесь не хозяева, они здесь гости. И объясни им, как нужно вести себя правильно в гостях. Уходи. Что же, давайте этим все и закончим. Мы расторгнем договор, и вы поедете домой, так, как и хотели. Не будь таким эмоциональным. А если перенос получился? Надеюсь, что нет. Ну где ты его нашла? Рита, ты ведь не шлюха, мы проверяли! Иван, не кричи. Заткнись! Не для этого я все планировал, чтобы мой ребенок захлебывался чужой спермой. Успокойся, там не так все происходит. Секс не вредит ребенку. Да, все-таки ты лишен чувства нравственной гигиены. Да я вообще про другое говорю. А кто тебе разрешил говорить вообще? Знаешь, почему ты говоришь? Потому что я позволил. У меня были 3 жены, и все они говорили. Они то и делали, что только говорили. С продавщицами бутика. Я все понимаю, Иван, ты же... Что ты понимаешь? Что они занимались только собой? Им не надо было ни меня, ни семьи. Иван, я тебя очень понимаю. Я уже это слышал. Рита же не робот. Я считаю, что... Я считаю, да если б не я, ты бы и теперь на стройке банки считал, мистер гастробайтер. Сука ты после этого. Kai aš mačiau vienam knyginė ateina toksai, toksai dabartinis toksai, su grandinėm toksai, geras. Ir tokia mažytė žmonykė kažką ten ima, kažkokias didelės knygos, tokios didžiausios, pasiėmė, varto. Sako, ką tu čia dabar šitą knygą žiūri? Tu žinai, sako, žiūrėk, žalsva spalva, labai svetainiai gerai tiktų. Suprantat? Ta prasme, jai neįdomu, kas ten toj knygoj. Jai svarbu, kad ta knyga bus pastatyta į lentyną ir jinai duos tą patį atspalvį kaip siena ar prie sofos dėrės.
Tai va yra požiūris koksai į tą mūsų, kaip sakyti, literatūrą, meną ir visą kitą. Gaila, kad tik tai retkarčiais, kada bloga situacija būna, tai valdžia prisimena, kad menininkai reikalingi. Staiga pasidaro koncertas kažkoks, staiga pasidaro išeina kažkoks poetas, staiga kažkoks dar reikalingas dainininkas, o šiaip viską paskui jūs ten patys tvarkykitės, jūs turite išgyventi. Jūs, menininkai, turite išgyventi. O mes turim savo, kaip sakant, iš esmės jie yra teisūs. Dar Leninas sakė, kada nėra, kaip jis sakė, kam reikalinga kultūra, jeigu nėra mėsos ir vinių.